Sveiki visi! Jeigu jau iš namų video prasideda, tai ką chebrytė vėl kažkur tais nusimato kelionė. Nes visos mano kelionės, kiek buvo iš pasaulio čempionatų, iš šiaip kelionių kažkur ką, tai prasideda namuose ir prasideda nuo ekipuotės dėlimo. Tai kągi, įskrendam rytoj, paskutinę dieną, kaip visada, aš viską atidedu. Paskutiniai minutėj toksai žmogus, nes labai daug reikalų turėjau čia šiaip aplinkui, tai kažkaip užsivėlinau. Tai deduosi daiktus, vėlgi visas kambarys daiktų prikrautų ir kamerytė, matrioškos, batukai suvinioti, kombinezonas, valų pasikrauta, beškerėlės, užrašų knygutės ir daug visko, ko mums galėtų prireikti. O ko gali prireikti? Avižėlių. Tai žiūrėkit kokį grožį. Nežinau, veiks, neveiks visas šitas daiktas. Bet mano draugas žino tokį seliavistą, ta prasme žmogų, kuris gamina įrankius Lietuvoje, seliavinės, avižėlės. Tai man pagamino special va tokį va grožį, egzotikos. Jisai šiaip, jo standartas yra toks dydis. Jis gamina, perka irgi vėl Amerikos žvėjai ir labai gerai limpa Skandinavijai, Palijai, Sykui gaudo tokiom avižom, ne? Man pagamino pagal spec užsakymą mažyčių 0,35, pusės gramo. O pagamino todėl, kad aš jo paprašiau. Šiaip realiai, jeigu jam greit priešistorė, tai gaudėm seliavas kažkada, mes aišku, nuodo truklio lervos ir atplaukė bičiukai iš Elektrėnų ir mums kai kalė 10:1 ir mes, gerai, kad turėjau laive suktinę butelį, sakau, tai atsidarėme tą butelį suktinį iš nevilties, sakau, bernai plaukit čia, papasakosit, ką jūs čia būrėt. Tai atplaukėm, parodė pirmą kartą gyvenime tas seliavinės muselės, sakom, kieno čia daryta, daryto vadimo. Nu ir žodžiu, mums tie bičiukai davė sistemą atžvėjot, po to mes pas juos nusipirkom ir paskutinės mano 5-6 žvejybos vyksta tik avižėlė. Ta prasme, nebegaudom matiliukų, nes produktyviau ir terliuotis nereikia ir žodžiu, fantastiškas dalykas. Ir kažkaip, kai apie egzotiką pradėjom šnekėti, aš daug klausiau unikų, nes ir Audrienas, ir Marienas 2 kartus Amerikoje buvę, kokios avižos, kas veikia. Tai aš esu kritikas prieš tą, ar veikia spalva ar neveikia. Bet ten Hebra sakė, kad veikia tas spalva, kad tos egzotikos noris. Nu tai kodėl nepabandžius? Tai prašiau vadimui, sakau, ar galėtai man padaryti, sako, be bėdų, atvaryk, padarysiu. Nuvažiavau, pakalbėjom, užsisakiau kokias spalvas ir žmogelis ant tiek pedantas. Nu, reto grožio vižėlės ir labai tikiuosi, kad kažkuris sudirbs, paėmiau daugiau padarė, tai dar rinktinės Hebrai užteks. Tai žodžiu, viską daugiau mažiau iki egzotikos susidėjau, tai vėl valai, vėl, nu ką, neįdėsim, kaip mes neįdėsim. Aš labai pristrižęs talismanai, tai rožiniai kroksai vėl pakrauti. Ir čia važiuojam pas Rolfą tradiciškai, dėsime sandėlį daiktus. Ką ten daug dėtis? Realiai nieko negalim nusiskraidinti, nei jaukų. Kas jokingiausia, jau 3 čempionatas Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir tenai abu kartus neleido šerti. Realiai eidavo į zoną, duodavo širšių lervų ir dzikų vadinamą, ne, musės lervų dėžutę ir gaudė ten kaip nori. Sakė, netgi jeigu pažuvavęs atkabinino kabliukos kurelę ir jeigu ras prie kities, iškart geltoną kortelę. O šiemet pagal reglamentą, nors toj valstijai, mes dabar skrisim į Čikagą ir iš ten Mičigane, vyks Mičigane ne didžiame ežere, o mažame ežeriuke. Tai pagal valstijos įstatymą nei sausų jaukų, nei gyvais, nei bet kaip žuvies šert negali. Bet amerikonai pagal FIPSą kaip ir gali. Tai ten kol kas mums iki galo, kol kas dabar galima, bet kažkokie mistinė komisija gali bet kada nuspręstos valstijos, kad nebus galima šert. Nu, žodžiu, jie pasiliko tokį kabliuką. Ir tas kabliukas yra toksai didelis, nes mes dabar važiuojame į treniruotės ir nežinom, ką mums daryti, ne? Ar treniruotis be šerimo, ar su šerimo ir kaip ten bus. Nu, žodžiu, va tokie yra toksai negražus visas tas reikalas, bet aš manau, iš jų pusės tai yra normalu, nes kiekvienas namuose nori turėti kažkokį privalumą, ne?
gali būti, kad mes prisitreniruosim, kad galima šerti, ten bam ir negalima šerti, ne, nu, va, tokių gali niuansų, arba atvirkščiai. Tai žodžiu ką, įsiskraidinti, jokių mes jau susidėjom, reikia kvapų, reikia jaukų, vešimės molio, vis tiek ten visa žuvis plėšūnas, gaudysim krapiją, gaudysim pagrindinė žuvis bus bliugilas, bus sunfishas, bus europinis ešerys, bet jis ten truputį skiriasi ir daug tos, realiai visa žuvis bus basai, bus visa žuvis egzotika, bet kažko jai įsivežti nieko negalim. Tai bandom čia vieną taip per aplinkui skraidintis kontrabandas, paštu įsisiuntę, bet nemanau, kad praeis, o vežtis jokių šansų. Aš lietuvaičiam Amerikos norėjau lašnių paimti kaime, nuvežti kažko, tai vėlgi nieko gyvulinės kilmės įsivežti į šalį negalima, draudžia įstatymas. Tai bus įdomu patiems, kaip ta žuvis visų pirma plėšrūnas reaguos, nereaguos į tą šėrimą, visų antrą, kuo mes šersim, nes kiek googlinom, tai ten tokio daikto kaip molio. Ne, aišku, pasikasim to žemės, jeigu reiks, mes juk nedurniai rasim kažkur, ne bėda. Kažko tokio, žodžiu, ne mūsų regionas, ne mūsų žuvis, ne mūsų specifika. Ir ką rodo prieš istoriją, kad lietuviai ten visada šiknoj toje Amerikoje buvo. Tai kaip šiemet bus matyt, tikiuosi tą istoriją perrašysim. Apie pačią rinktinę truputį pasikeitus ir manau, kad susilpnėjus. Ne, rinktinė kaip bebūtų, Arūnas Koska, mano subjektyvia nuomonė, aplamai geriausias žvejys Lietuvoje, tiek po ledinės, aplamai pasaulyje, man jisai yra pats geriausias ne dėl to, kad jis dabar pasaulio čempionas asmenį įskaitui, dar kol kas kito nėra, bet šiaip man žmogų iš savęs, kaip žvejį, kaip persiorientuoja, kiek info atneša ir visus tos dalykus aplamai kaip priboka. Tai fenomenalus žmogus ir jo rinktinį neturim. Tai tikrai labai gaila Arūno, nei kalbėjomės jo, jis nebenorėjo, baigė aukščiausiam taške, sumušęs pasaulio rekordą, sumušęs tapęs asmeniškai čempionu, tapęs tituluočiausiu Lietuvos žvejų. Kaip sportininkas iškovojęs 4 auksus yra, vienintelis toks Lietuvoje ir vienas iš 4 yra asmeninis. Tai žodžiu, išėjo užtarnautą poilsį ir aš labai neopykstu, nes mes tarėmės, kad kartu išeisim. O aš dar likau, nes dar atrodo ne viską nuveikiau, ką norėčiau. Ką norėčiau, tai būtinai apginti titulą. 3 kartus tapę su rinktinė čempionais ir nei kart neapgynėm. Tai ne pati geriausia vieta tai daryti Jungtinėse Amerikos valstijose, bet kaip aš sakiau, negalim žiūrėti atgal, nes ten buvo kitokio, gal neužpyks Chebra, kito lygio žvėjai. Dabar kas yra rinktiniai, tai iš sportininkų lieka Modestas Atmanavičius, lieka Artūras Kvirba, Gediminas Sironka, Mindaugas Ieška ir aš, sportininkai. Atsarginiai išrinko Mindaugą Leoną. Tai va, realiai iš praeitos auksinės rinktinės ir va, su ta rinktinė, ką mes nuveikė tikrai daug per paskutinius 3 metus, tai 4 žmonės lieka tos senos rinktinės. Tai sąstatas daugiau mažiau pasikeitė. Ką galiu pasakyti, Mindė irgi antra gal jo tik tai rinktinė yra buvęs, man atrodo, vieną kartą Suomijai, bet šiaip irgi labai aukšto meistriškumo sportininkas, tikrai geras žvejys. Gedas daug kartų buvo rinktinė ir medalių turi ne vieną, visų prabų iškovojęs, tai žodžiu, ir Amerikoje Gedas buvęs Sironka, tai nežinau, rinktinė gera, plus tą patį Arūną Koską turėsim už zonos, turėsim Rolfą Bitiną, turėsim Vaidą Jasoną, Nerijų Budrį, Marijų Jačiauską, Evaldą Bernatonį, Darių Jakiūną, Ugnių Jurevičių, Šarūną Zaksą ir ką mes dar turėsim, kažką praleidau, Taduką mūsų praleidom ir Tadą Turauskų. Tai atrodo daug žmonių, atrodo vėl ta kelionė didelė, bet kodėl tiek žmonių kilo klausimų ir Facebook'e, bet Chebra, kaip bebūtų visi, kas bent jau truputį domitės šiuo sportu, suprantat, kad norint pasiekti rezultatą, tu negali skristi 7 ar 9. Realiai kiekvienas sportininkas dirba poroj, po 2 ir kiekvienas turi vežtis, kaip sakant, savo avatarą. Kitas visas reikalas yra 6 sportininkai,
6 žmonės, kurie jo stumdo, ne treneriai, tada trenerių štabas ir žvalgyba, informacija ir kur tu 5, jeigu žuvausi, rasi kažkokį raktą vaistų, kur žuvaus 10 žmonių, įsivaizduoja, tai dvigubai daugiau informacijos, dvigubai daugiau visko, tai norint pasiekti rezultatą, tas įtakoja žmonių kiekis tikrai įtakoja visam tam reikalui. Ką dar paburt? Finansiškai vėl labai sunki kelionė, labai skaudi, tai iš federacijos gavom kažkiek pinigėlių, Amerikos lietuviai paremė, metėmės iš savų bilietų, draudimus už savus pirko, maitinsimės turbūt už savus ir ačiū jums, kas pervedėt į asociacijos kaip paramą. Aš sakiau, daugiau gyvenime neprašysiu tos paramos, bet Hebra išmetė vėl šiemet tą skelbimą ir tikrai atsirado žmonių, kas paukojo savo pinigėlius mum. Tai kodėl taip gaunas? Būtų viskas buvę gerai, jeigu būtų normali žiema. Ką reiškia normali žiema? Tai Lietuvos čempionatas. Jeigu būtų vykę bent jau 2 turai, tai būtumėm susirinkę startinius, klubo mokesčius, taip vadinamus, būtumėm nuo žmonių susirinkę startinius. Ir nereiktų čia dabar iš to gaidžio vartytis, o dabar vėlgi tokia situacija, kad svyra tos rankos, kada tau reikia prašyti, kada tu turi atimti šeimos atostogas, mes juk visi turim darbus, tai aukojam realiai sportininkai, treneriai, aukojam po 3 savaitės atostogų ir šeimai nieko ten nelieka, nes mes įskrendam ten. Tai vėlgi toksai, tos varstyklės, kaip sakant, turi 2 svertus, tai motyvacija senka ir nežinau, kuo čia baigsis, bet aš taip spėju, kad, tikiu, kad tai kraštinis čempionatas man ir labai tikrai stengsiuos, kad trinktel dar durim su šitą rinktinę. Sakau, tikslas apginti titulą, o kai bus, matysim. Tai dabar šiandien kraunamės daiktus, veriamės lagaminus, graštus vešimės iš Lietuvos, ten nelabai rasim. Ką dar vešimės, echolotus vešimės iš Lietuvos, tai irgi vėlgi tokius laivus vežamės, nes be jų niekur taip šviečias bus technologijų turas. Gyliai nebus labai dideli, bet ta žuvis tokia pelaginė, vidury vandens ziliuojanti. Ir bus tikrai įdomu iš kaip žvejui, man, iš tos sportinės pusės, tai labai laukiam. Iš kitos pusės mes Lietuvoje net neturėjom ledo, nei prasibėgioję, nei žuvavę, tai ten nuvažiuosim, nors ant ledo pabūsim, irgi smagu, iš vienos pusės, reiktų važiuoti kažkur į Skandinaviją, o dabar realiai nuskrisim į Jungtinės Amerikos valstijas, tai rytoj įskrendam, renkamės Vilniui, skrendam į Varšuvą, iš Varšuvos skrendam į Čikagą, iš Čikagos neskrendam, o atvažiuos mūsų lietuvaičiai vietiniai ir nuveš mus į Mičiganą. Namus įsinuomavę ant pat kranto, tai ačiū Dievui nebereiks tarabanintis, nes ką rodo praktika, ant kranto gyvent sutaupai labai daug jėgų ir labai daug laiko, kurį gali investuoti kažkur, ar tai įrankiu, ar poilsiui, ar kažkam. Nes kitų atveju, kai buvo Mongolijai, įsivaizduokit, mes važinėjom 2 valandas į priekį, 2 atgal. Jeigu viskas gerai, jeigu neužklimdavom, nestrikdavom naškų ir taip toliau. Tai kiekvieną dieną 4-5 valandas kely išsunkdavo baisiai. Tai baisiai sunkdavo visus, nes tu sušalęs pavargęs ir tau dar 2 valandas važiuoti. Aišku, ten kažkaip užkimarindavai toj mašinai, bet ačiū Dievui, viso šito nebebus. Ką dar galiu pasakyti? Negalėsim dabar visą tą info, išmėsim po to, padavinėsim, aišku, tos laivus, bus tiesioginių kažkokių transliacijų, kaip visada, tikrai daug susidomėjimo, daug palaikančių, tai, kaip sakant, mes tą visą reikalą ištransliuosim, manau, kad Jungtinės Amerikos valstijos su internetu neturėtų, jeigu iš Mongolijos sugebėjom ištransliuoti, iš treniruočių kažką truputį iš visur, tai manau, Amerikui tikrai bus ryšys gal geresnis. Kita vertus, daug info irgi negalėsim paduoti, nes kaip bebūtų, turim lietuvaičių, kurie gaudo kitose rinktinėse. Tai vėl Norvegijos rinktiniai turim 2 lietuvaičius, turim trenerių štabe Liną Šatą lietuvaitį, jau turbūt visi žinote, eilę metų jis ten. Ir tarp sportininkų pirmą kartą debiutas Darius. Dariukas irgi papuolė tarp sportininkų. Tai faktas, kad jie žiūri,
faktas, kad jie seka, tai va, chebrytė linkėjimai jums, tikiuosi mes atkalsim jūs ir būsit čiknoji su ta Norvegijos rinktinė, nes kaip be būtų Lietuva aukščiau. Nutraukiau mintį. Tai va, negalėsim paduoti info, plus visi žiūri, visi mato, visi stebi ir atsimenu, kaip pernai papuolėme su šuniplaukom, taip vadinamais ožiukais, to mormušu, tai vėlgi pridėjom postų, visi su tais iširiais ir kažkas ar Latvija, ar kas sako, tai iš kur jūs gaunat mormušo? Ir mes sakom, mes negaunam mormušo, iš kur tu jo čia gausi, o realiai jį mes pirkdavom, bet jo oficialiam kainininkė gyvų masalų mongolai Žiurkiavo irgi nebuvo idėja, o mes gaudavom ir jis veikė ir buvo tema. Tai įsivaizduokit, latviukai įsidydino Koskos nuotrauką ir pamatė prie kėdės, kad mėtos nuo šerimo mormušo likusio. Tai vat paspoilinom šitą dalyką, tai kad taip nebūtų, aišku, foto pamatysit, bet nematysit nei kiekio, nei dydžio ir dažnai būna taip, kad mes išmetam, ką norim, kad varžovai matytų, nes visi seka, visi stebi, kaip bebūtų mes pasaulio lyderiai, mes dabartiniai pasaulio čempionai ir visos akisi mus. Paskutinis jau gal 5 metus esam vedantis šiam sporte pasaulyje ir visi mus daboja, nuo iki, jeigu vyksta oficialios treniruotės, ant kiekvieno lietuvio yra pažvalga, visi žiūri, visi stebi, tai žodžiu, smagu, man tai tas yra smagu, kitus labai nervuoja rinktinės narius, man tai yra smagu, nes tai yra pagarbos ženklas, jeigu tave daboja, reiškia tavęs bijo, o tai yra gerai, reiškia mes geri, mes kažką darom teisingai. Ką dar jums pasakyti apie tą 7. mano čempionatas ir 7. žiemą su Lietuvos rinktinė, tai tikiuosi tas laikas atimtas iš šeimos, nepraeis veltui ir pakabinsim dar vieną blyną ant tos lydekos galvos. Ir kiti video jau hebra iškris, kai grįšim. Grįšim iš to čempionato, sakau, dabar pasiekit Facebook'e, kam įdomu mane, tikrai daug išmėsiu info, Arūnas Koska išmėsiu info, Modestas Žuvauja kanale pamatysit. Ir būtinai užlaikinkit Lietuvos poledinės žūklės čempionatą. Tam puslapį bus tiesioginė transliacija iš pačio čempionato. Tai va, vasario, dabar mes įskrendam vasario 1, o vasario 15-16 dienomis Mičigane įvyks 21 pasaulio poledinės žūklės čempionatas ir tikiuosi kad nesirgsim. Ne tik aš, kad nebūt kaip pernai, kad nuo lašalinių iš ligoninės tiesiai į zoną, bet kad visą rinktinę išvengt negandų, kad procesas pasirašymo be jokių lygų, be jokių traumų, o tai va prabėgtų gerai. Ir ką, mes tenksime rasti tą raktelį ir parvežti Lietuvą dar vieną medalį. Tai chebrytė, kelionė prasideda.